tėveliams ir seneliams buvo svarbu turėti tokią vietą, kur vasarą būtų lietuviams pabūti, kad jie būtų gamtoj, kad būtų lietuviška dvasia. Perėję kalniuką atsidaro vaizdas į ežerą ir visą gamtą. Ir visų be išimties buvo pritarimas čia. Ir tos moterys, kai kurios kaip undinės, lipdavo į tą vandenį, kitos plaukus mazgodavo tam vandenį, o tas Spyglio ežerėlis toks žalias. Ir tada aš pasižiūrėjau, žinai, ir jis ten su žiedu sėdė ir jo, verkėm ir, žinai, bet juokinga, nes yra Dainavoj, tai visas pilnas kambarys vabalų. Viskas prasidėjo tą vasarą. Tai po 7 mėnesių susižiedavom ir tada po 7 mėnesių susituokėm. Labai greitai, nes jau pažinojom vieną kitą. Labai jau ilgai. Sutinki? Ir aš stoviu aukot mišias ir aš žiūriu. Sutuokiau juos, ir juos, ir juos, ir juos, ir juos. Ir dar krikštijau tuos vaikus, tuos vaikus, tuos vaikus, tuos vaikus. Ir matai tas generacijas, man šiurpas eina net pagalvojant, ką tai reiškia. Ir tai yra mano draugai. Mes visi kažkaip pergyvenom tą patį. Dainavoj mes visi jautėmės, kad turim kažką bendro vien su kitu. Čia mūsų lietuvėlė, mes vadinom Spyglio ežeras. Čia ta gamta, kuri mums priminė vaikystės gamtą. Tai vienas iš didžiausių stebuklų išeivijos lietuvių tarpe.